Sveiki, tie, kurie mus mato pirmą kartą, aš esu Gediminas ir Aušrinė. Taigi šiandien mes nusprendėme nufilmuoti, kaip tu gerai mane pažįsti challenge, arba kitaip Grietinėlės mūšį. Taigi trumpai supažinu su taisyklėmis. Iš esmės mes uždavinėsime vienas kitam klausimus ir turėsime juos atsakyti. Jeigu atsakymas bus teisingas, tuo ir išsisuksime. Jeigu atsakymas bus neteisingas, gausime pilną lėkštę grietinėlės. Pradžioje gal pasiruoškime grietinėlę. Taigi pirmasis klausimas. Koks mano krikšto vardas? Tikrai esu minėjęs ne kartą. Galvoti per ilgai nebus galima. Monika? Aikus. Yes. Mano klausimas bus toksai įžanginis, mėgstamiausias patiekalas. O čia aš turėjau žinoti, ne, šitą dalyką. 3, 2, 1. Palauk! Štai neplaną, tai dalykas turėjau atsakyti. Tu negalėtum man atsakyti. Tai galiu atsakyti dabar? Salotos? Ne. Ankar. Bulviniai blynai. Nu, kad bulviniai blynai, tu čia randams galvoji. Aš matau biškį per miglą. Mano ausyje yra grietinėlė, gal čia yra šiek tiek geresnė. Antrasis klausimas. Kokios spalvos buvo mano plaukai, kai aš gimiau? Šviesus, geltoni. Ne! Juodi! Kokie? Juodi! Tikrai sakiau. Nebuvo. Buvo juodi ir dar mama pasakojo. Gerai, grįžtam prie mano klausimo. Kokį gyvūnėlį aš turėjau vaikystėje ir jis man labiausiai patiko? Tai kad tau nei vienas nepatiko. Patiko? Tu visus atidavai. Nu ne. Nu gerai, bet dabar palauk, kol aš atsakysiu, tai kada dalykas. 3, 2. Labiausiai patiko? Jo. Ta prasme, nežinau, žiurkėnas? Ne. Prašau pasivalysi. Ne žiurkėnas, buvo papugėlės. Gerai, tu atidavai papugėlę, negalima taip sakyti, kad tau patiko, jeigu tu jas atidavai. Tai čia prieš tai, aš turėjau kitas papugėlės. A, tai tos papugėlės tau labiau patiko. Tos pas tipo. Greitai. O kiek laiko tu jas turėjai? Nu kaip? Nu kiek? Nu nesvarbu. Tai kitas klausimas. Koks mano mėgstamiausias gėrimas? Sakyčiau, kava latė. Nu, šiaip tiesiog kava virpliama kažkaip tai pasisekė. Ką aš mėgstu veikti laisvalaikiu? Tai nėra labai dažnas dalykas, bet man jis tikrai labai patinka. O tu jas nežinau, bet tau... Taip, žinai. Nu, tai čia nėra vieno atsakymo, nes tu ne vienas dalykas patinka. Bet atsakymas yra vienas. Nu, ne, aš tai žinau, ką tu tikrai mėgsti, bet tu tai darai dažnai, dėl to aš kažkaip tarsi nebežinau, ką dabar... O ką aš darau dažnai? Bet dabar dar neterš. Nu gerai, dabar dar netepšiu. Skaitai knygas. Ne. Čia žinėti pačiūžom. Man patinka konstruoti, kažką tai rinkti, gaminti. Priema, iš tikrųjų tai ne vien, kad yra šlykšta, bet iš tikrųjų yra labai šalta. Gerai, kitas klausimas. Koks dalykas mokykloje man patiko labiausiai iki 5 klasės? Dailė? O čia biškai jau bus kistoka. Koks? Istorija. Tu šito lieka, nesakęs. Sakiau. Klausimas budrumo patikrinimui. 4 x 7. 1. 2 8.